2000 jūsų dėmesiui. Puikus bandymas. Kamuolys įdėtas, marškinėlė taip pat. Taigi teisėjai dabar galvoja, kaip čia vertinti, ar marškinėlių dėjimą ar kamuolio. 5, 4, 4, 5. Modestas Paulauskas antroji vieta iki šiol. Iki finalo, taigi antrasis ir deda. Modestas Paulauskas. Paslengviškai. Taigi Modestas Paulauskas pasiprašė 2 dalyvių, krepšinio turnyro dalyvių pagalbos. Bandys peršokti. Aišku, nenorėtumėm, kad užkliūtų, kad įvyktų kokia trauma. Bet jeigu jau bando taip dėti, matyt, ne vieną kartą tai yra bandęs padaryti. Modestas Paulauskas, puikus dėjimas. Visi penketai. 20 taškų. 20 taškų finale. Ir Augustas Šlimas. Kol kas maksimalų įvertinimą turintis žaidėjas. Taigi dabar sekantis dėjimas jau bus vertinamas būtinai taškais. Jeigu nepavyks sugauti kamuolio, automatiškai jau greičiausiai nepavyks ir laimėti šio konkurso. Taigi pavyko puikus dėjimas, ir dabar teisėjai turi apsispręsti, kaip jie vertins šitą dėjimą. 5, 4, 5, 5. 19 taškų. Ir kol kas po pirmojo etapo finalinio 20 taškų turi Modestas Paulauskas, 19 Augustas Šlimas ir 18 Audrius Dobrovolskis. Taigi vėl, pirmasis deda Audrius Dobrovolskis. Paskutiniai dėjimai, kurie nulems dėjimų krepšį konkurso nugalėtoją. Mes šiek tiek išsprūdo kamuolys, tai galima nevertinti šitą dėjimą. Antrasis bandymas bus vertinamas. Taigi puikus dėjimas ir teisėjai turi apsispręsti. 5, 4, 5, 4. 18 taškų kaip ir pirmajame etape. Na ir dabar Augustas Šlimas. Augustas Šlimas deda, nes pas jį yra 19 taškų pirmajame etape, o 20 turėjo Modestas Paulauskas. Tai jis ir dės paskutiniais. Augustas Šlimas, alkūnė įdeda kamuolį tiesiog. 5, 5, 5, 5, kito įvertinimo ir negalėjo būti. Įspūdingas dėjimas. Na ir dabar lemiamas dėjimas. Modestas Paulauskas, kol kas pirmaujantis šiame konkurse. Taip, šuolis nevertinamas, nepavyko pagauti kamuolio. Puikus dėjimas, Modestas Paulauskas. 5, 5, 10, 10. Taigi, mes turime nugalėtoją. Pirmąją vietą šiame konkurse užėmė Modestas Paulauskas. Antroji vieta atiteko Augustui Šlimui ir trečioji Audriui Dobrovolskiui. Taigi apdovanojimai bus 18.